Iš paskutinių 365 dienų niekas iš išorės nepasikeistų. Saulė tekėtų taip pat, telefonas vibruotų taip pat, žmonės kalbėtų taip pat, pasaulis skubėtų taip pat. Pasikeistų tik vienas dalykas - tavo santykis su laiku. Suprastum, kad ne viskas verta dėmesio, ne viskas verta energijos, ne viskas verta konflikto. Triukšmas netektų svorio, smulkmenos subirėtų, likti pradėtų tik esmė. Viena svarbi užduotis, vienas svarbus pokalbis, vienas svarbus sprendimas ir to užtektų. Yra kapitalas, kiekviena diena dalis galutinės sumos. Jeigu šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, tu mažiau įrodinėtum, mažiau lygintumeisi, mažiau skubėtum dėl to, kas nesvarbu, bet daugiau užbaigtum, daugiau pasakytum, daugiau išdrįstum, daugiau susitaikytum. Ne teorijoje, praktikoje tu nebandytum tapti kitu žmogumi, tu bandytum būti tikresniu, ne didesniu, ne garsesniu, tik suderintu. Tu pradėtum saugoti energiją nesiribotą, tu pradėtum rinkti žodžius nesiriboti, tu pradėtum užbaigti darbus, nes neužbaigtumas įtampa, ir gyventum taip, kad suma būtų prasminga. Kodėl gyventi taip tik tada, kai lieka 365 dienos? Kodėl laukti ribos, kad atsisakytum nereikalingo? Kodėl neatimti iš šiandienos to, kas rytoj atrodys nereikšminga? Ramybė paskutinę dieną neprasideda paskutinę dieną, ji prasideda šiandien, kiekvieną dieną, kai gyveni su kryptimi. Jeigu šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, ką pasirinktum padaryti kitaip? Ir svarbiausia, kodėl to nepadarai dabar? Paskutinė diena nėra bausmė, yra patikrinimas. Ar gyvenai atsitiktinai, ar gyvenai su navigacija?